Sveiki audio aparatūros žiūrovai, YouTube kanalo prenumeratoriai. Ir mes vėl susitinkame mano rūsyje, kalbamės apie Hi-Fi aparatūrą. Šiandien aptarsime dar vieną DAC-ą. Pigų, gerą DAC. Pakalbėkime apie Wailing Audio, kuris sukūrė šitą DAC-ą. Wailing Audio gaminiai orientuoti į Hi-Fi entuziastus, kurie ieško kokybiško garso sprendimo be didžiulių investicijų. Jų stiprintuvai, DAC-ai, skaitmeniniai įrenginiai verčiant į analogą, kiti prietaisai dažnai siūlo funkcionalumą ir garso kokybę, konkuruojančią su brangesniais vakarietiškais analogais. Inovatyvūs sprendimai, dizainai, Wailing Audio skiria dėmesį tiek techniniai, tiek estetiniai gaminių pusiai. Jų įrenginiai dažnai būna minimalistinio dizaino, tačiau pasižymi aukštos kokybės konstrukcija. Be to, jie dažnai siūlo modernes funkcijas, tokias kaip integruotas Bluetooth, aukštos raiškos garso palaikymo ir plati įvesties-išvesties jungčių įvairovė. Technologinė pažanga. Kompanija naudojasi pažangiomis garso technologijomis, įskaitant naujausius DAC lustus, efektyvius būdus ir triukšmo mažinimo technologijas. Wailing Audio prietaisai dažnai palaiko aukštos raiškos garso formatus, tokius kaip DSD, PCM ir MQA, kas ypač patrauklu audiofilams. Gerai vertinami pasaulyje. Nepaisant to, kad Wailing Audio yra mažai žinomi, nei kai kurie didieji prekių gamintojai, jų gaminiai vis dažniau minimi teigiamose apžvalgose tarptautinių Hi-Fi entuziastų. Jie dažnai lyginami su kitais gerai žinomais Kinijos Hi-Fi prekių ženklais, tokiais kaip Topping, SMCL ar FIO. Tarkim, Topping ir tikrai nėra šitos audio prekės, į kurias reikėtų lygiuotis. Wailing Audio dažnai būna jas net lenkia savo. Platus produktų asortimentas. Wailing Audio siūlo įvairius produktus, įskaitant stiprintuvus, DAC, ausinius stiprintuvus, integruotus sprendimus. Pavyzdžiui, DAC su stiprintuvu viename korpuse. Auganti reputacija, ši kompanija, kaip ir daugelis kitų naujų Kinijos Hi-Fi gamintojų, sparčiai plečia savo vartotojų ratą už Azijos ribų. Tai lemia ne tik gerą produktų kokybę, bet ir dėmesys klientų poreikiams. Kuo įdomus šitas DAC-as su dvigubu AKM 4493? Todėl, kad čia yra du AKM čipai, japoniški. AKM Velvet Soundas serijos lusto pasižymi dideliu dinaminiu diapazonu iki 120 decibelų, kuris leidžia atkurti subtilius garsus ir smulkmenas muzikoje. Pasižymi mažu iškraipimo TDH, todėl garsas yra švarus ir natūralus. Lustas palaiko high-res garso formatus, įskaitant DSD, PCM ir labai aukštos raiškos. Šitas DAC-as pasižymi plačių formatų palaikymu, PCM į 32 bitų, DSD Direct Streaming Digital iki 512. Galima visada susimaišyti, kalbant apie Su-9 DAC-ą, kaip apie reaktyvinį Rusijos lėktuvą. Tai nemaišykime Rusijos lėktuvo su šiuo DAC-u. Net nežinau, kiek laiko turiu šitą DAC-ą, bet jau labai senai, 3 ar 4 metai. Kaip šitas DAC-as atsirado pas mane. Žiūrėjau, tuo momentu buvau labai užsihaifinęs dar prieš Ukrainos Rusijos karą, stebėjau Vakruk Stereo Ruselio vedamą YouTube kanalo laidą ir ten kalbėjo būtent apie tokį Wailing Audio prieš gamyklos sudegimą ant AKM čipų. Jis buvo nustebęs jo garsu. Labai daug žmogus įrangos apžiūrė ir man pasirodė, kad jisai, jeigu geras daiktas, tai gerai atsiliepia, jeigu prastas daiktas, tai prastas. Nemėgstu tų YouTube'o kūrėjų, kurie tik tai gyrė, gauna turbūt produktus už dyką, gyrė ir niekada nieko normalaus kritiškai nepasako. Tokiais YouTube kanalų vedėjais nepasitikiu. Tai buvo trečias mano DAC-as. Pirmas buvo Music Fidelity V2, antras ant Wolfson 8470S, apie juos galite pažiūrėti praeituosios mano video. Apie šitą DAC-ą aš buvau daręs straipsnį, rašęs, pridėjęs nuotraukų, bet tokio kaip video nebuvo. Bet turi tik vienpolerį maitinimą, tai reiškia, kai eina tik 12 voltų, neįsiskaldo elektros maitinimas skirtingom dalim, kad atskirai įeitų maitinimas tik
analogui tik skaitmenai arba tik transportui USB, pavyzdžiui. Jis man dar labai patiko tuo, kad turi begalę daug jungčių. Turi USB kontrolerį, tada buvo Amanero viduje. Amanero C3, talpa nemaža, aišku kinietiška, viso komplektacija čia kinietiška, turi koksalinį įėjimą, optiką, turi ausinės, turi RCA išvesti, Bluetooth'as, prisipažinsiu, šito bent jau įrenginiu neveikia, atėjo man neveikiantis, bet aš Bluetooth nesiklausau. Aliuminis gražus korpusas, OLED labai gražiai šviečia, ten galėsit vėliau pamatyti, reguliuojasi garsas, įvairūs režimai nusistato, turi daugybę funkcijų, labai funkcionalus aparatėlis. Jis apgrojo netgi perdarytas su pakeistom dalim, apgrojo Gustart X10, o X10 tai ant SS9018 gamyklinė versija, šitas skambėjo geriau. Kai jį pradėjau tvarkyti, perdarinėti, buvau šiek tiek pagadinęs. Atsidūrė pas HiFi Mediką ir vienoje vietoje nurodysiu, kur atstatė takelį, buvau nurovęs takelį, bet šiaip iš tikrųjų plokštė, kalbant apie jos kokybę, linijas tikrai neblogos, labai geras gražus OLED displejus, matosi koks režimas įjungtas, kaip jisai šviečia, labai neblogai groja. Taip, nėra ultra high-endas arba ultra aukšto lygio HiFi įrenginys, bet tikrai neblogai skamba. Labai toks geras garsas. AKM čipai visi yra tokiam labiau neutraliam lygyje, neišryškina kažkokio labiau žemo, labiau balso ar kažkokio tai diapazono labiau negu visus kitus. Jisai yra toks neutralesnis garsas. Turiu ir labai rimtai padarytų su AKM čipais DACų. Apie juos apžvelgsime vėliau. Pirkau buvo per Black Friday išpardavimus ir ten buvo parašyta, kad kamputyje, kad pirksiu tik tai plokštę be dėžutės. Ir mano nuostabai, ar už 50 ar už 60 eurų, tuo momentu jau dabar tokių kainų net nebegausite. Atėjo su visų įpakavimu, su gražia dėžute, tai buvau super laimingas, už tokius pinigus gavau tikrai puikų įrenginį. Iš Vakruk Stereo youtuberis minėjo, kad geresnis garsas būtinai yra su papildomu linijiniu maitinimu. Tada aš pasijungiau kitą linijinį maitinimą, tikrai garsas buvo geresnis. Kiek prisimenu apie originalų garsą su nieko nedarant, toks vidutinis lygis, nesitikėkite, kad ultra kažkas super gero, bet turbūt jeigu SMCL 100 arba Topping 250 skamba geriau. Tai jau yra šis tas. Už pradinį lygį, tai jisai skamba man geriau. Ilgą laiką, kai sudegė japonų gamykla, AKM gamykla, šito būtent dakelio nebebuvo su AKM čipais. Vietoj jų dėjo SS mobilinius čipus, 9038 dual versija, visokias jų negirdėjau, neapsišaukite, žiūrėkite, kas komplektacijoje. Bet ar galėčiau tokį rekomenduoti? Taip galėčiau, bet iš karto reikia papildomo gero linijinio maitinimo, o ne impulsinio. Nepakeista. Viduj keičiau SMD dalis. Tikrai garsą pakeitė į geresnę, aukštesnę lygį. Kokybė jaučiasi. Dar liko, kas nepatinka RCA pigios aliuminės dalis. Ateityje galvoju pakeisti. Koksalas manęs ypatingai nestebina, nes prie koksalo ir prie optikos įėjimo nepakeičiau dar dvi pigius elektrolitinius kondensatorius. Aš labiau jį klausau per USB. Esu klausęs per ausinės. Per ausinės man garsas nelabai patiko, bet USB tikrai grojo neblogai. Tiesiog USB dabar įdėtas Xmosas, seniau buvo Amanero. Bet mano ausį Amanero skamba geriausiai. 2002 metais
Atsitiko taip, kad Vadimui, puikiam Datsu inžinieriui, kuris labai specializuojasi dakais, mėgsta juos perdarinėti, kurti, projektuoti, rinkti, kažką tobulinti. Jam reikėjo dako su I2S, jis tuo momentu po ranką neturėjo, paprašė paskolinti šito dako man. Ir kai atidarė dangtelį, jis kaip specialistas iš karto pamatė didžiulę gamyklinę klaidą. Kokia buvo gamyklinė klaida? O kad aplink AKM čipus 4493, kur turėjo būti maitinimi po 470 mikrofaradų elektrolitiniai kondensatoriai, ten stovėjo tik tai 47 talpos SMD kondensatoriai. Tai labai nukentėjo žemas registras. Aišku, tuo momentu man atrodė, kai skambėjo normaliai, bet sako Martynai, nori patobulinsiu šitą daką, sakau Vadimai, varyk. Tai pakeitė aplink tuos kondensatorius, įdedu nuotraukas, kur turėjo būti 470 vietoje 47, tikrai žemas dažnis pagerėjo daug geriau. Šitoje patalpoje mane šiek tiek nervuoja. Labai gerai čia skamba pas mane, yra tikrai 2 geri stiprintuvai, Tiulė L150 ir lempinis suprojektuotas Richardo Bielskio. Ir kokį daką bejungčiau, čia skamba jie visi labai gerai. Visi labai gerai, aparatūra skamba labai gerai. Nebesijaučia tokio gilaus atotrūkio tarp labai brangiai surinktų dakų, kokybiškai surinktų ir prašiau pradinio lygio, vidutinio lygio surinktų dakų kokybės. Kai klausydavo viršuje salone, kur sienos gipso kartonas, plytelės, paprasta namų aplinka kaip pas daugelį jūsų, tai tikrai jaučiasi didžiulis skirtumas, o kai čia geroje patalpoje su geru stiprintuvu nėra tokio didelio proveržio, reikia labai gerai įsiklausyti, kad pajusti skirtumą. Tai mane nervuoja. Kiekvienas renkasi, koks jam garsas labiausiai patinka, koks muzikinis žanras, tas pats kaip apie muziką, kokios kolonėlės. Tai vienas iš tokių tikrai neblogų pasirinkimų. Jeigu turite šitokį daką arba planuojate nebrangiai įsigyti, būtinai įsigykite papildomą linijinį gerą šaltinį. Ir pakeiskite keletą kondensatorių. Pridedu nuotraukas, paskaitykite, prisektame viršuje yra straipsniai, ten kokius kondensatorius keičiau. Pagrindinis kondensatorius čia, kur stojo 3300 mikrofaradų Ničikonas, perspaudžiau, vėliau pastačiau 1000 tik tai čia, nes per daug didelis buvo įdėtas. Tai įspausta tikrai gera kokybė, šiek tiek pakrapštyti reikia, kad būtų dar aukštesnis lygis. Bet jeigu nenorite, galite ir nekrapštyti. Su lininiu maitinimu skambės tikrai puikiai, bet jeigu pakrapštysite, bus dar geriau. Neblogas daiktas, galiu rekomenduoti, žiūrėkite tik tai, kad viduje būtų AKM 4493 čipai, o ne SS9038Q versija. Perklausykite keletą trekų, nebus kažkokia nuostabi muzika, jums žinomi audiofiliniai gabalai, todėl kad mus pastoviai blokuoja Facebook platforma arba YouTube platforma dėl autorinių teisių. Ir nepamirškite dėti laiką, parašyti komentarą, jeigu jums patinka šitas turinys. Iki kitų kartų, draugai. Iki.